Praėjusį kartą mes tyrinėjome apie paralyžiuotąjį žmogų, apie jo gyvenimą, apie tai, kaip jis atsidūrė su savo neštuvais prie Jėzaus kojų, kad jam padėjo jo draugai. Mes tyrinėjome, ką reiškia būti draugu, ir mes tyrinėjome, kada Dievas mus laiko savo bičiuliais. Bet istorija tada nesibaigė ir mes šiandieną ją tęsime. Todėl prisiminkime, ką mes skaitėme praėjusį sykį. Evangelija pagal Morko 2 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Po kelių dienų, kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį esant namuose ir tiek daug prisirinko, jog nė prie durų nebeliko vietos, o jis skelbė jiems žodį. Tada 4 vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir padarė skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Visa ši istorija, čia Morkos 2 skyrius, nuo 1 iki 5, ir šita istorija nutiko tik dėl vieno žmogaus, dėl Jėzus. Nes jeigu Jėzus nebūtų tuose namuose, tie namai būtų tušti, nebūtų daug žmonių. Jeigu Jėzus nebūtų tuose namuose, nebūtų reikėję kažkam tai griauti stogą, kad nuleisti ligonį, tokios istorijos net nebūtų buvę. Šiandien Dievas nori papasakoti žmonėms tavo gyvenimo istoriją. Kaip mes ir girdėjome, kai brolis kalbėjo istoriją apie misionierių. Jis grįžęs namo tikrai papasakojo ir apie tai rašoma knygose. Todėl Jėzus yra tas, dėl ko mes pradedam kalbėti apie save. Tai Jėzus kūrė mūsų istoriją. Naują knygą rašo. Bet atkreipkime į 3 eilutę. Tada 4 vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų. Toje istorijoje tik vienas žmogus pamatė tikrą Dievo žavesį. Tik vienas žmogus tuomet mėgavosi tobulą ramybę. Tik vienas žmogus girdėjo gražiausią muziką tuomet. Kas jis? Kažkas man sako, paralyžiuotasis. Sužinosim netrukus. Vakar buvo pirmoji mano darbo diena po biuletenio. Ir man džiugesys apėmė, kai mano kolegos sako, pasiilgom labai tavęs, bet tavęs buvo liūdna mums. Labai malonų žodžiai yra. Bet iš kitos pusės mane kai kas nuliūdino. 2 santechnikai prieš mėnesį laiko važiavo iš Šėtos miestelio į Kėdainius. Ir susikirtime su pagrindiniu keliu, kažkokiu tai būdu nepastebėjo, važiuojant pagrindiniu keliu, benzinvežį. Ir benzinvežis stipriai trenkėsi į jo automobilį. Dabar mėnuo laiko prabėgo. Ir tas žmogus, kuris buvo vairuotojas santechnikas, jis palaikomas aparatūra Kauno klinikose. Jo smegenyse įsiliejo kraujas. Sumušti vidaus organai, komos būsenoje. Aš kai tai išgirdau, man tiesiog labai liūdna pasidarė. Kitas santechnikas, jo kolega, netaip stipriai nukentėjo, nors reikėjo 3 litrus vandens ištraukti iš plaučių, privalytas. Bet jis dabar dar gydosi. Ir nežinau, ar pavyks tam žmogui pabūsti, nes daktarai bandė atjungti aparatūrą nuo to žmogaus, pasižiūrėti, ar organizmas bandys kovoti, atjungė, bet organizmas tiesiog nebesugeba kovoti už žmogų. Ir gyvybė ėmė gestis, taigi vėl paėmė ir vėl jisai dar gyvuoja žmogus. Jis šiemet palaidojo savo motiną ir mes važiavom paguosti jį. O dabar žmogus guli patale ir nežinau, kaip ten gausi su juo. Kaip ten bus.
Ir pagalvoju, Viešpatie, jeigu būtų tai tavo laikai, ar mes nepasiltume kaip tie draugai, paimti tą žmogų su visa aparatūra, nešti neštuvais pas Jėzų ir prašyti Jėzau, gelbėk. Aš tikrai tikiu, kad Jėzus tai padarytų. Tam, kad tik tais visa žmonija sužinotų, kad Dievas yra. Tos istorijos surašytos tam, kad mes neabejotume, kad Dievas yra mūsų viešpats. Kad Jis tas, kuris atneša žmonėms gydymą, kuris atneša žmonėms darną, sveikatą, laimę. Ir parodo, kokia mūsų amžinybė laukia, kada nebus ligų, mirties ir ašarų. Bet ką aš šiandien galiu padaryti tam žmogui? Aš nuvažiavęs tenais, paimti jį už rankos ir sakyti, kelkis Jėzus vardu, vaikščiok. Aš esu pats silpnas, mėlyje. Man pačiam reikia Dievo malonės. Bet jeigu mes tikrai norime eiti pas žmonės ir nešti jiems Dievo žinią Jėzus vardu, ar mes patys esam pasišventę tiek, kiek Jėzus buvo pasišventęs? Ar mes esam pasišventę tiek, kiek apaštalai buvo pasišventę, kad Jėzus galėtų 100% veikti per mus? Nes mūsų širdis pilnai priklauso jam, kad mes nei kiek nebejojame tuo, ką Jis pažadėjo. Taigi mes matome, kad tie draugai atėjo į namus pas savo draugą ir pamatė liūdinčius veidus, kad jis jau nemažą laiko paralyžiuotas yra. Kada žmona negali džiaugtis pilnavertiškai savo vyru, praleisusio pasivaikščioti su juo. Kada vaikai negali padūkti su savo tėčiu. Ir jiem apėmė tas skausmas toks į širdį, draugams. Bet jie girdėjo apie Jėzų, kuris gali spręsti tas problemas. Ir jie papasakojo jam. Jis neprieštaravo, nunešė. Ir mes matome, kas vyko. Seniau tavo nuodėmės atleidžiamas. Paralyžius. Paralyžius tai laisvos judėsenos sutrikimas dėl raumenų pažeidimų. Žinot, galime balais matuoti uraganą, audrą, viesulus. Galime balais matuoti ir raumenų jėgą. Taip pat balais matuojama. Šiandien dabar čia mes sėdime, ar ne, ir mūsų raumenų jėgos būklė normali, tai yra 5 balų skalėje mūsų raumenys yra geri. Tačiau jeigu raumenų jėga sumažėja, bet jisai sugeba priešintis gydytojui, tai 4 balai. 3 balai tai yra ryškus raumenų jėgos sumažėjimas. Kada jisai gali atlikti judesius, bet nebegali priešintis jau gydytojui. 2 balai tai yra žymus raumenų nusilpimas. Vienas balas tai yra, kada jis guli žmogus, nebegali pakelt rankos, bet jisai laiko taip ranką ir tu paimi ranką ir sakai, mielasis, tu tik tai paspausk man. Ir jisai taip paspaudžia. Tai yra 1 balas, ką jis tik te gali padaryti. Daugiau jis nieko negali padaryti. Bet 0 balų, kada žmogus guli ir tik akis varto. Ir tas žmogus, kurį atnešė pas Jėzų, jis negalėjo Jėzui pamojuoti rankų. Jis negalėjo savim pasirūpinti. Jis negalėjo kažką pasakyti, pažiūrėti. Jo balai tikrai labai maži buvo. Apie paralyžiuotą žmogų taip pat atrandame Evangelijų pagal Matą 8 skyriuje. Nuo 5 eilutės iki 13. Sugrįžus į Kafarnaumą, prisiartino prie Jėzus šimtininkas, maldaudamas. Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Jėzus jam tarė, einu išgydysiu jį. Šimtininkas atsakė, viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš
Pats būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių, taigi sakau vienam, eik ir jis eina. Sakau kitam, ateik čionai ir jis ateina. Sakau tarnui, daryk tai ir jis daro. Tai girdėdamas. Jėzus stebėjęs ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelį neradau tokio tikėjimo. Todėl aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Šimtininkui Jėzus tarė, eik, tebūnie taip, kaip tikėjai, ir tą pačią valandą tarnas pagyjo. Žinote, paralyžiuotas žmogus negali eiti į bažnyčią. Jis negali atnešti aukas viešpačiu čia, mesti kartu su mumis. Jis negali daryti gerą žmonėms, kaip kad mes norime daryti ir darome. Jis negali keliauti nuo durų prie durų, kad paskelbti žmonėms gerąją žinią arba padėti kokiems senyvo amžiaus žmonėms. Jis negali pasirūpinti savo žmona ir vaikais. Ir dėl to sako šimtininkas, mano tarnas baisiai kankinasi. Jis nori kažką padaryti, bet jis nieko negali. Mes tik įsivaizduokime dabar, mes prižiūrėjom šeimą savo, o dabar jie mane prižiūri. Aš negaliu į tualetą nueiti. Aš negaliu pats valgyti. Tai yra liūdnas atvejis ir labai kankinantis jausmas. Bet kaip jums pavyko pasveikti, draugai? Mėlyjei, tos istorijos parašytos tam, kad pažadinti mus. Pagalvokite apie kitų reikmes. Žiūrėkite, ten buvo paralyžiuotas žmogus ir 4 jo draugai nuėjo pas jį. Žiūrėkite, tarnas paralyžiuotas, šeimininkas rūpinasi juo. Paralyžiuotas žmogus pats negali pasirūpinti. Bet mes veikėjai, mes galime nueiti ir išreikšti tikrai užuojautą tiems žmonėms, rūpintis jų reikmėmis. Tik pagalvokite, kad tu esi tas tarnas, tave ištiko insultas, tavo veidas prikrypęs yra, tu nebevaldai liežuvę. Ir ateina šeimininkas, ašarodamas tai apkabina tokį, kokiais niekada tave nėra matęs ir pasakė, brangus draugė, aš to jau sugrįšiu. Aš to sugrįšiu. Ir jis eina pas tą, apie kurį girdėjo. Išreiškia jam nuolankumą Jėzui, šeimininkas. O tuo tarpu tu guli lovoje. Ir dabar įsivaizduokite, kažkas tai kovoja dėl tavęs. Prašo Jėzus. Ir tol, kol kažkas tai kovoja, tu gulėdamas lovoje pradedi jausti, kad tavo liežuvis atsipalaidavo, tu gali rišliai kalbėti, tavo veidas, oda pradėjo stangrėti, tu pradedi judinti pirštus, rankas savo. Ir aš matau, kad daug gali tikinčio malda, daug gali draugai, jeigu jie nuoširdžia širdimi, patys tikint Dievu, kovoja dėl tavęs. Evangelija pagal Morko 2 skyrių grįžtame. Ten parašyta 5 eilutė. Jėzus išvydęs draugų tikėjimą šito paralyžiuotojo. Jėzus kreipėsi paralyžiuotojai, sūnau, tavo atleidžiamos nuodėmės. Įsivaizduokite momentą, kada Jėzus pasakė, tau atleidžiamos nuodėmės. Ko jisai čia atėjo, paralyžiuotasis, ta prasme, kodėl jį čia atnešė? Kad išgydytų, bet negana to, jis norėjo patirti atgaivą viduje. Jis jautė kaltės jausmą, kad jo gyvenimo būdas tikrai nebuvo šventas ir jisai mato pasiekmes, jis jautėsi tikrai kaltas dėl to. Jis tikrai žino, kad gyveno nesveiką gyvenimo būdą. Jis tikrai žino, kad darė dalykus, prie ko privedė jį. Suprantat tai? Bet jis širdį jautė tikrai didelę naštą ir nežinau, ką su tuo daryti. Ir Matas, kaip ir minėjau, parašė, nenusimink žodžius, kai Jėzus ištarė. Nenusimink, tai reiškia, jis liūdėjo.
Jis buvo nusiminęs. Ir dabar, kai Jėzus pasakė sūnau, nenusimink, tavo nuodėmės atleidžiamos, nušvito veidas, nuo širdies nukrito kaip akmuo. Bet man įdomiausia tai, kad jis dar vis gulėjo. Nešoko pasveikęs, bet jis gulėjo, jis tiesiog mėgavosi tą maloniu patyrimu. Jėzaus žavesiu, bet jis gulėjo. Ir tol, kol Jėzus diskutavo su fariziejais, jisai gulėjo. Ir pasiskaitykime dabar apie tai toliau, nuo 6 eilutės, 2 skyriaus. Tenai sėdėjo keletas rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje. Kaip jis drįsta taip kalbėti, juk jis piktžodžiauja. Kasgi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas? Kaip dažnai lietuviai mąsto irgi taip. Sakoma, lietuvis džiaugiasi kaimyno nelaimę. Nežinau, iš kur tai ištraukia. Nežinau, kas tai ištraukia. Bet tiesa yra ta, kad tie draugai ėmė svarstyti ir Jėzus tai išgirdo. Mėlyjeji, mes lygiai taip pat galim svarstyti daugelį dalykų. Mes svarstom savo namuose, svarstom savo gyvenime, svarstom apie tai, kas vyksta kito žmogaus gyvenime. Ir bandom sakyti, ar čia Dievo, ar čia ne Dievo yra. Bet Jėzus viską girdi. Ir toliau parašyta yra. Jėzus iškart savo dvasia perpratęs jų mintis tarė. Kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau? Ar pasakyti paralyžiuotam tau atleidžiamas nuodėmes, ar liepti kelkis, pasiimk neštuvus ir vaikščiok? Bet kad žinotumėte žmogaus sūnų, turinti gali atleisti žemėje nuodėmes. Čia jis tarė paralyžiuotajam. Sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Šis atsikėlęs tu jau pasiėmė neštuvus ir visų akyse nuėjo savo. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami, tokių dalykų mes dar niekada nesame matę. Rašto aiškintai kažkada jie buvo apsilankę pas tą paralyžiuotąjį, nes paralyžiuotasis prašė pagalbos. Ar jūs nekviečiat pagalbos taip pat žmonių, kurie išmano raštą? Ir sakote, kodėl man taip yra? Ką Dievo žodis sako apie tai, kodėl man taip yra? Taip ir tas paralyžiuotas žmogus klausė tų rašto aiškintojų, kodėl man taip yra? Ir jie pasakė, tai Dievo prakeikimas. Jie pradės smerkti tą žmogų. Ir aš norėčiau truputėlį keletą minčių pasmerkimą. Paulius pasakė, Romiečiams 14 skyrius, 10 eilutė. Tai kaipgi tu smerki savo brolį, arba kodėl niekini savo brolį, juk visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. Mums nederėtų smerkti žmonių, jeigu jie neturi tokių galimybių arba privalumų, kaip tu turi. Jeigu aš matau, kad žmogus kažką netaip daro, kodėl aš turiu įsmerkti, jeigu jis tokių galimybių neturi kaip aš? Taip, aš už jį geriau darau, nes aš turiu tam galimybių, arba aš turiu tam tikrų privalumų, kur aš tikrai sugebu. Bet kodėl aš turiu įsmerkti, jeigu jis neturi tokių galimybių ir privalumų? Mėlyje, kai kils noras smerkti, pykti, murmėti, kitus įžeidinėti arba save asmeniškai, užduokite savo gilų klausimą, ar aš pats sugebėsiu stoti tyras priešais Dievo sostą. Prieš pykdamas ant žmogaus, prieš pasakydamas žodžius karčius, tu žinai, kokie kartus yra žodžiai. Tu prieš tai gali pagalvoti vieną dalyką. Ar aš pats prieš Dievą galiu stoti tyras? Jei ne, pažiūrėkime save. Kodėl ne?
Pasižiūrėkime save. Išmokime savikritiškai pamastyti. Yra vienas palyginimas, kur Jėzus moko nesmerkti ir nekaltinti kitų. Vienas palyginimas tai Evangelija pagal Matą 13 skyrius. Ir ten nuo 24 eilutės. Jis pateikė jiems kitą palyginimą. Dangaus karalystė panašiai žmogų, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugį ir nuėjo savo. Kai želmo paugėjo išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė, šeimininkė, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė, tai padarė mano priešas. Šiandien bažnyčioje mes matome ir kviečius, ir raugės. Mes galbūt galvojam, kad mes esam tik kviečiai. O va anas arba ana yra raugė. Taigi, jeigu tai yra raugė, ką pasakė mokiniai Jėzui? Jei nori, mes eisime ir jas išravėsime. Įsivaizduokit, Jėzus pats pasakoja palyginimą, kad tarnai sako, jeigu nori, mes eisime jas išravėti, raugus yra geras darbas, kad būtų viskas idealu. Bet kitais žodžiais sakant, mes eisime juos pabarsime, mes eisime juos pamokysim, mes eisime padrausminsime juos ir taip toliau. Bet ką toliau Jėzus pasakė? Ne. Kad kartais ravėdami raugės, neišrautumėte su jumis ir kviečių, palikite abiejus augti iki pjūtės. Pjūtės metu aš pasakysiu pjovėjams, pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginto kviečio, sukraukite mano kluoną. Jei jūs matote, kieno žodžiai ir elgesys parodo, kad jie yra ne su Dievu, nedrausminkite jo. Mūsų darbas nesmerkti jo, bet suartėti su juo, kad padėti jam. Dažniausiai žmogus pirmą žingsnį deda, va, jis pasielgė netinkamai, jis pasakė netinkamai, jis kalba netinkamai, reikia sudrausminti jam. Bet niekas nepagalvoja, o gal man suartėti su juo, kad jam padėti. Tiesiog suartėti, susidraugauti, pabūti su juo. Mylėjai, dėl to Jėzus ir pasakė, kai mokiniai atėjo ir pasakė, klausyk, tai yra palyginime, mes galim šauti. Ne, sako, palikite abiejus augti. Kitaip sakant, abiejus suartėkite, arti vienas kitą, tegul jie auga, tegul jie suartėja. Tad jeigu mes turime brolį arba seserį, jeigu mums jis nepatinka iki nago juodėmės, nepatinka, mes negalim, ir mes sakom, kad įstatymas tam Dievo prieštarauja, bet prieš tai, drausmindamas jį, pagalvojai, ar tu bandai su juo susidraugauti, priartėti prie jo, vietoj to, kad pirmoje eilėje smerkti. Palikite abiejus augti. Juk taip elgėsi ir dieviškasis ganytojas, palikęs 99, ėjo ieškoti tos vienos avies. Jis bandė su ją susidraugauti, susilieti su ją. Kuo Biblija ypatinga? Todėl, kad joje aprašomos žmonių mintis. Nes raštas sako, tie rašto aiškintojai ėmė svarstyti, kaip jis drįsta taip kalbėti. Taigi raštas unikalus tuo, kad atskleidžia žmonių mintis. Bet Jėzus yra dar unikalesnis. Kodėl? Nes jis išvelgia tas mintis ir imasi mokytis sveikos nuovokos. Jisai iškelia tas mintis. Ir ateis laikas, kada ir mūsų mintis iškels. Ir pažiūrės, visas dangus, kokia buvo mūsų širdis. Ar labiau smerkianti, kaip tie rašto aiškintojai. Ar tie, kurie viską daro, kad laimėtų brolis pas seserį. Žmonėms, kuriems sunku atleisti, kurie yra įpratę labiau smerkti ar kaltinti kitus, nesupranta gailestingumo darbų. Niekaip. Ir Kristaus žodžio nesupranta. Aš noriu gailestingumo, o ne aukos.
Pažvelkime kiekvienas į savo širdį ir tai kiekvieną kartą, kai mes pykstame ant kitų. Ir paklauskime, ar aš pats galėsiu stoti priešas viešpatį be kliaudos. Tai mus šiek tiek sustabdys. Tuomet mes leisim šventai dvasiai pirmai eiti, bet ne mes eisi pirmi. O kai švento dvasia pirmoji mūsų, tuomet ir pasireikš per mus gerumas, nuolankumas, meilės, skaistumas. Štai kodėl paralyžiuotam žmogui ten buvo gražiausia muzika. Kai Jėzus pasakė, nenusimilk. O tų žodžių reikėtų pasakyti ir tiem, kurie kenčia šiandien. Jūs galvojate, kad tie žmonės, kurie yra dabar ligoninė guli, skausmus kenčia, tikinti žmonės, jie nei truputėlį savęs nekaltina? Jie pradeda galvoti, aš kažką ne taip padariau savo gyvenime. Jūs galvojate, kad tie, kurie šiandien čia ateina į pamaldas arba kurių nėra šiandieną čia, kaip griūva pastoviai problemos, jie savo neiškelia klausimą, aš kažką ne taip darau, ar aš nusivydu, ar ką, pradeda svarstyti. Kristus sako, eikit su žinia, nenusimink, sūnau, pabūkit su jais, išklausykit juos, paguoskit, padrąsinkite juos, šiltais žodžiais, Kristaus žodžiais. Jiem to reikia. Ir man to reikia. Kokias mes išvadas galim padaryti iš šios istorijos? Paklusdami viešpačiui, nepamirškite gailestingumo žmonėms. Mes kartais galvojam, kad įstatymas mus gelbėja. Įstatymą laikykis bus išgelbėtas, o gailestingumą pamirštame. Kristus laikėsi įstatymo Dievo, bet gailestingumas nuolat buvo jo kelyje. Mes nepaklusim Dievo įstatymą, jeigu nebus gailestingumo, nes Kristus pasakė, mylėk viešpatį savo Dievą, bet mylėk savo artimą kaip save patį taip pat. Lygiavertis. Gailestingumas ir paklusnumas turėtų kartu. Antroji išvada tai, kad tikri draugai tie, kurie savo maldos rankomis neša savo draugus pas Jėzų, kad jiems padėtų jis, kad atleistų jam ir išgydytų. Kad mes būtume draugai kenčiantiems ir savo maldos rankomis pakeltume jas aukščiau dangaus ir tarpininkautume maldomis. Daugiau susirūpinimo, daugiau užuojautos. Trečia išvada, kad smerkimas tai ne Kristaus kelias laimėti žmogų dangui. Tai ne tai, ką Kristus darė. Ir Kristaus atleidimas žmogui, tai gražiausia, ką tu gali rasti po šiuo dangumi. Tai gražiausia gėlė, gražiausias reiginys, gražiausias išgyvenimas. Tai Kristaus atleidimas žmogui. Kad jeigu jisai toks yra, Kristus sako, palaiminti būsite, jeigu jūs taip darysite. Jeigu aš viešpas atleidau žmonėm, guodžiau juos, tepiau balzamu jų žaizdas, maldomis, ar ir to jūs neturite padaryti, mano mokiniai. Šiandien yra 2 klasių žmonės, kuriems nereikia Dievo malonės. Kaip ir rašto aiškinti, kaip drįsta jis kalbėti. Jie laikėsi statymo, jie laikėsi nurodymų taisyklių, kas yra rašte. Bet kaip drįsta jis kalbėti? Nesvarbu, jam buvo, kad žmogus yra išgydytas. Nesvarbu, kad jis dabar grįž namo ir su savo šeima praleis laiką, vaikščios, bėgios, vaikus mėtys į viršų. Nesvarbu tai, kad jisai eis į sinagogą, skaitys Dievo žodį, džiaugsis kiekvieną dieną. Jiems tai nesvarbu, jiems svarbiausia tai, kad Jėzus ką tik sulaužė statymą, kur sakoma, kad niekas negali atleisti nuodėmės, tik pats Dievas. Jie į tai nori diskutuoti, o apie žmogų ne. Nes jiems nerūpi žmogaus gerovė. Ir Dievas nori mus apsaugoti nuo to. Taigi 2 klasės, kuriems nereikia Dievo malonės, kurie pastoviai kalba apie taisyklės, įstatymus, tvarką ir tai, kas turi būti. Ir kita klasė, kurie meldžia Dievo pasigailėjimo ir malonės. Kaip paralyžiuotasis, kuris negali nieko daryti. Kaip muitininkas, stovi daužosi krūtinė, sako, pasigailėk manęs. Nes jeigu manęs nepatirsiu tau pasigailėjimo, aš ir kito nepasigailėsiu. Man reikia išgyventi tau malonę.
nes aš esu lygiai toks pats kaip ir anas. Mylėjai, aš žinau, ką reiškia atsikelti ir galvoti, kad tai ne sapnas, o tikrovė. O kaip aš nenorėjau atsikelti tuomet. Mylėjai, aš pats asmeniškai žinau, ką reiškia kristi į šaltą pusnį ir trokšti pasinerti į nebūtį, šnykti. Ir žinau, ką reiškia jausti kaltę ir naštą širdyje. Bet aš tikrai taip pat žinau, kokia ta ramybė, kurią atneša Kristus atleidimas. Taip gera yra. Tai yra nuostabiausias išgyvenimas, tai yra skaniausias maistas, kvapniausia gėlė, nuostabiausias patyrimas – Kristaus atleidimas. Ir tai duota žmogui patirti tam, kad galėtume atnešti tai žmonėm, atleisti ir jiems. Ir kartu eiti pas Kristų. Leiskite, kad Jėzus jūs kaip molė lipdytų į tokį, kokį jis nori pamatyti jūs. Tai nesibaigianti istorija apie Jėzų, mąstykite apie tai dažniau. Ir aplankykime stokojančius. Amen.